Sveiki. Tai ką, kaip kiekvienais metais mes, Sega, reabilituojam ar kaip pristatom savo komandą. Sega seksualiai ekstremalių girtuoklių asociacija. Aš, Emilis Sitkauskas, Leika, Vytautas Bagdanavičius, Lukas Imenavičius ir kažkas ketvirtas, kuris dar pats net nežinau, kad jis bus mūsų komandos narys. Tai už tai bent jau už tą pristatymą va išgersti paralaus dar atskirti. Gerai. Taigi šių metų tema yra, kaip studentas atrado alų. Man ganėtinai keista, nes aš alų asmeniškai atradau jau, pradėjau bent jau vartoti 14 metų, gal anksčiau šiek tiek net, aišku. Bet dar net nebūdamas studentas, tačiau aš net negalėčiau sakyti, kad studentas atrado alų. Labiau gal alus atrado mus, alus prilipo prie mūsų. Kur papai? Aš ten šiandien beveik kažką. Ką aš galėčiau pasakyti apie alų? Turbūt visą laiką pasakys mano marškinėlį. Just get me a beer. Būtinai pačekinkit mūsų Facebooko grupę. Mes esame komanda, kuri turi daugiausiai fanų. Vienintelė turbūt alkoorientacinė komanda, kuri turi... Išvis Facebooką. Vienintelė alkoorientacinė, kuri ir vadinasi Sega. Komanda Sega. Komanda Sega, jo. Linką čia Lukas įdės dabar. Čia va. Čia mažau. Tai va. Čia gal, blėt, jau čia dar nieko, Ai, mes dar pasimsim GoPro kamerą. Nufilmuosim vidaus alkoorientacinį. Gal bus pirmas toksai atvejis, kai mes nufilmuosim patį alkoorientacinio veiksmą iš pačio vidaus. Iš komandos perspektyvos. O Leika į skrandį dėsis kamerą. Jo, ta mini sekna kamera. Tai va. Šiaip esam pajėgus, bėgti galim daug. Kaip pasakytas, mes bėgam tiesiog užpilami kuru, o kuras yra alus. Tai 3 litrai ant mūsų ir 6-7 km lengvai paimami. Tai va. Volia. Taigi, praeitį metai buvo mums sunkus, 36 sekundės, kurias norim, aišku, atsikovoti. Kas be ko? Atsikovoti. Prieš ką laimėti? Dėl? Ant alaus. Tiesiog atsimti trofėjų savo. Net ne trofėjų, trofėjinę vietą, pirmą vietą. Prieš komandą alaus. Ant alaus. Nežinau, kaip tai vadinasi popa. Ant alaus. Taip. Ką mes galėtume dar pasakyti? Turbūt mus atsimena iš kiekvienų metų, bent jau organizatoriai, jeigu ne organizatoriai, gali priminti. Aš, Emilis Sitkauskas, tas, kuris pradėjęs alkoorientaciją nuo pačių pirmųjų dienų, nuo tenai 2009 ar 2008 metų. Ir laimim, tikėkimės to paties šiais metais. Tai va. Dabar Emilis papasakos, kodėl alkoorientacinis yra geriau nei seksas. Tai va. Visų pirma, mes pasakosim visi trys, bet tokios pagrindinės alkoorientacinės taisyklės, kurios yra oficialiai neafišuojamos, bet jų yra labai norima, kad jų laikytųsi. Tai va. Svarbiausias dalykas yra turbūt pašventinti savo komandą prieš startą. Tai išgerti bent jau 0,5 alaus, ne 0,5 kiekvienas, aš kas nori pagal savo stiprumą, bet 0,5 alaus, kiekvienas ant galvos, prieš startą. Praeitais metais, dėl ko ir prakišom, turėjom šiems sekundėm ir aš prieš pat išbėgdamas iš starto išlikyti dėjimą. Tai mes išgėrėm praeitą kartą po 1,5 litro. Tai čia turbūt buvo tam ir problema. Kitas dalykas. Kuo alkoorientacinį galima susijęti su seksu. Tu gauni tokią orgasmo
forma, bet labiau ne jausminė, gal net nemoku sunku apsakyti, tiesiog tu jauti tai ir pasižiūrėti tai visiems metams į priekį, kad vėl galėtų laukti alkorientacinio kitų metų. Šitaip turim. Ai, tai galim pasakyti, kad geriausias dalykas per alkorientacinį, kaip sako Lukas, yra nusimyšti po viso alkorientacinio. Taip, nusimyšimas po alkorientacinio yra aukščiau orgazmo. Aukščiau seksinio orgazmo. Tai yra neišpasakomas dalykas. Ne tada, kai tu geri kažkur kabokė, prisigeri tenai, tipo, nueini išmyš. Nu, kažkas gal artima, bet po alkorientacinio yra 10 gubai stipresnis ir kaifingesnis jausmas. Nu, tai fantastiškai. Nu, aš taip, man taip jau asmeniškai. Net žinai, net nuleisti, bet per to. Dreba rankos. Dar geras dalykas yra po alkorientacinio nepabėgti niekur ir likti after party, kuriame galėtum dar pavartoti alaus ir maždaug pasiekti 15-16 bokalų per dieną. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Pamojuok.